Publika paploja. Na, o dabar į sceną kviečiame Vienmarškinį. Blemba, šūdas, sumaišiau peronus, aš idiotas. Aš tavęs 2 valandas laukiu. Dėl manęs? Tai kaip laikaisi? Visai būna, kad nelabai suprantu, kas esu. Lyg matyčiau save iš trečio asmens perspektyvos. Stebėčiau save iš šono, neturėdama jokios įtakos gyvenimui. Todėl visada bandau išlaikyti vieną mintį, kol jie jauks smegenis, kad tai aš, ta aš, kuri yra čia, esu aš pati ir nieko daugiau. O svarbiausia, kad kažkas, o ne niekas. Juokinga, kai pagalvoji, bet kito apibūdinimo nerasčiau. O tu kaip laikaisi? Palyginti su tavim skųstis negaliu. Dirbu ir tiek. Kartais pagalvoju, kam ir kodėl. Tai yra normalu, ar ne? Ei, taip nori. Žinoma. Stebiuosi, kad kol kas nepajutau ne vieno emocinio šuolio. Štai kur. Atleisk. Ji mėgsta mane mušti, daro tai dažnai. Po smūgio visada atsiprašo. Negaliu to pakęsti. Man patinka, kai muši mane. Žinau, kad esi čia. Jūs lyg ateiviai, kaip ne žmonės, lyg sapno fragmentai įsiterpia į gyvenimą. O jeigu... Ir kas bus su tais, kurių nėra? O jeigu tai visa tai mano galvoje? Supranti? Tau netinka būti poetiškai. Aš gyvenu tokiam mintim. Tai ką tai pasakom apie mane? Matai, viskas nėra taip paprasta, kaip tau atrodo. Galiu prisiekti, kad ji mane provokuoja. Nenoriu pripažinti, net pagalvoti, kad tai gali būti tiesa. Kad aš tik vienas iš šios projekcijų, kad aš netikras. Turiu atkeršti. Dabar. Tu, šokanti, spontaniška, žiauri ir protinga. Kartais taktiška. Visada nuostabi ir niekad nepalūžtanti. Manau, galiu tave apibūdinti. O jeigu aš galiu, gali ir kiti. O jei kiti gali, vadinasi, tai tu viską komplikuoji. Atsiprašau. Atleidžiu. Vos nepamiršau. Tu graži. Anksčiau to naudojausi, bet tai tik dar stipriau atplėšė mane nuo manęs, kol galutinai nusibodo. Klausiu savęs, kiek aš galiu pakęsti šitų bukų nesąmonių, judų provokacijų, bet ji pas mane atvažiavo ir šypsojausi, šypsaus ir šypsosiuos. Nepermąstyk. Vis tiek žinau, kad savo gyvenimą pabaigsiu savižudybę. Tik nežinau, kada. Man beveik primeni mano žulę motiną. Tik tais gal trūksta tos paniekos gyvenimui. Bet aš tam tikiu. Na, jei taip tiki manimi, tai pradžiai dirbau 2 mėnesius webcam administratorė. Ką? Tvarkiau merginą chatroomus ir nešiau jam žaisliukus, kol bosas nepradėjo prie manęs priekabiauti. Apsiverkusi pasakoju, kad tragiškai mirė mama, kad pateko į autokatastrofą, o aš su ja susipykau, kai paskutinį sykį kalbėjom. Taip? Ne, baigtų, taigi puikiai suvaidinau. O vienai stumdžiau narkotikus. Ką? Kokius? Stumdžiau koksą vienos muzikantams. Aš dilerė. Ir tai tik viršūnė. Nejau nematai. Šuolis. Tikėjimas ne man.
O aš lyg užburtas žvilgsniu klaidžioju jos kūnu, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Ir viliuosi, kad ji nepasilenktų per daug. Laukia, o aš katalikas. Galvoje tušta. Dabar. Vienas judesys ir jis mano. Ši akimirka mūsų. Guliu. Pats laikas ragina mane veikti. Nejudu. Skilu judu. O gal aš tas nerealusis, kuris nieko negali padaryti ir nedaro. Jeigu aš nepatenkinsiu, liksiu tik vaiduoklis, dulkė, iliuzija. Akvinieti tu, senas avinė, duok man jėgų. Jeigu suartėsime dabar, aš mąstysiu apie kiaurą mėnesį. O aš būsiu už 2000 kilometrų. Ir nieko. O reikia kaip nors baigti semestrą. Gerai. Laikyk tą mintį. Šuolis. Impotentas. Aš? Taip įmano? 2 metai praėjo, visko nutikti gali. Ir atrodau laimingas. Prie jos noriu toks būti ir būsiu. Šuolis. Viskas kinta. 1, 2, 3. Šuolis. Ši išvada išmuša mano šypseną. Kokią teisę ji turi? Nes 4 metai tarp mūsų, dėl to jos tonas, sklinas pasišlykštėjimo, mano susmukusio kuproto poza, dėl nudribusio pilvo, kreivo veido su mėlynais pakiais, juodų dantų nuo tabako, dar naktį gyrė mano odą, o dabar tampu luošys, kuprotas, pensininkas, nulis, niekas, tai kaip čia? Vėl šuolis. Ji tranko mane, o aš tartum šoku. Ir šoku, tai vieną, tai kitą, tai trečią figūrą. Ir šoksiu, kol krisiu. Šuolis. Lygi oda pasidengia mėlynomis kraujosruvomis ir šitokiu būdu jos užkariauja vis daugiau ir daugiau. Ir visuomet aš leidžiu savo pasvajoti, kad tą vakarą tu nebūtum atėjusi, kad mes akimirksniu nebūtume pajauti viens kitam tos vadinamos meilės, kad aš sumaišyčiau telefono numerį, savo adresą, savo visus veidus, savo plaukus iššaučiau, viso kūno plaukus. Kad tu praeitum pro mane lyg pro nieką, o aš būčiau nebylys ir negalėčiau to viską sakyti. Kad tu kur čia būtum, bet mes atsisveikinom ir vis tiek sakau. Pasilsės. Truputį. Tik truputį? Taip. Ji tyli. O aš mačiau tokių akių kaip jos per daug tokių akių kaip jos mačiau. Mes vėl apsikabinom, tylim, jos lūpai kvepia kaip Haribo guminukai.